Nu ką, good morning LA. Oh yes. Nu ką, sveiki visi atvykę į mano kanalą vėl. Ir šiandien aš filmuoju labai laukiamą LA vlogą, kadangi mes esame dabar Los Andžele. Mėta turi kažką pasakyti? Mėta yra tiesiog too stunned to speak. Žodžiu, matėte mūsų tokį mini tripo vlogą, kaip mes šiandien įsitvarėm. Matei Cybertrucką vakar? Ne, nemačiau. Žodžiu, matė tokį mini montažą, kaip mes čia atskridom. Vakar turėjau padaryti darbų ten su šūlė ir tada tiesiog ėjom miegot. Šiaip labai ilgai neužmiegom. Tiesiog žiauriai daug filmavom visokių Instagramo story, tai būtinai eikite pasiekti mane Instagrame. Nes mes dabar keliam ten ypatingai daug visokių story iš tiesiog visų momentų. Tai va, nuo šiandien mes susirašėm. Mes čia būsim tik 2 dienas ir toliau keliausim į mūsų jau tolimą kelionę. Tai va, tai šiandien būsim labai productive. Labai daug norim dalykų nuveikti. Ir pirma mūsų parduotuvė bus Stasy. Stasy, nes Mėta žiūri nori Stasio tą puffer jacketinį. Tai va, tai žiūrėsim ar bus. Mes jau buvom LA prieš kiek čia 2 metus ir mes buvom toj pačioj Stasy parduotuviai ir va, jinai buvo tarp kažkokių tokių įdomių pastatų. Nu ką, pažiūrėkite kokią didelę eilę varyti, nežinau, barų tenais ir pažiūrėkite Stone Island. What? Ir tada čia Stasy. Pažiūrėkit, kaip atrodo čia viskas. Ką? Do you have black Do you have? puffer jacket? Yes, do you have black puffer jacket? Žodžiu, Tusi on. Mėta, tu neradai savo jacketą? Nėra? Nėra. Pažiūrėk kažką kitką iš Maikių. Žodžiu, Mėta rado, bet čia tik dideli dydžiai, bet still. Pažiūrėkit, kaip gražu. Nu ką, Mėta, tu laiminga? Žiauriai nice. Yeah. Nu ką, Šaika, mes atėjome į Stone Islandą. Pažiūrėkite, kiek čia daug visko. Biškį nepalyginsi, kaip būna Europoje. Crazy. Nu ką, mes dabar esame prie Stone Islando, ką tik čia buvom. Nu tenais, tipo, gražių rūbų yra. Nu nežinau, tipo, aš savo kažko tokio labai neradau, nes aš turiu tą savo megztinį ir nežinau, ko aš ten dar norėčiau. Tai va, mes įsikvietėm Uberį, dabar laukiam ir dabar varysime į Maison Goyard. Hello. Hello. How are you doing? Good. Žodžiu, čia sako, kad čia yra, šita mašina yra padaryta šitai parduotuviai, o šitai parduotuviai tipo yra, nu tipo šitai parduotuviai rengiasi, tipo atvaro kostiumus pirkti, tipo patys turtingiausi, žymiausi žmonės ir tipo šita parduotuvė yra tipo brangiausia pasaulyje ir jai yra dizain šita mašina, žodžiu. Palaukit. Žodžiu, žiūrėkite, ką mes turim. Parodyk. Žodžiu, mama nusitėčių nuvarė į Ralph Lauren parduotuvę, kuri yra ten. Aš žinot, man kažkaip nerūpi, kodėl čia filmuoju. Čia vis tiek influencerių miestas, žodžiu. Aš grinai, mama nusitėčių nuvarė į Ralph Lauren parduotuvę. Tai tu gerai, kad mes išėjom. Jo, ir mes galvojom, blemo, žiūri, nenorim ten būti, nes ten, jie žiūriu kažkaip, būdė, collection, žodžiu, kažkaip, nežinau, kažkaip buvo boring, galvojau, gal varom geriau į lauką, pafilmuosim TikTok'u. Mes išeinam, prie mūsų prieina tipo pana su tokiu biču, tik Mėtai video. Ir jie tokie sako, tipo, o gal jūs norite, tiesiog žinot, kaip būna random, bet prieina prie žmonių.
kur matom, tipo, per TikTok, kai Brenda prieina, tai grinai tas pas buvo su mumis. Prie mūsų tiesiog Brenda priejo va šitas, vat, šito brando, žodžiu, marketologė, aš taip supratau. Ir jinai, tipo, tokia sako, tipo, norite nusifilmuoti video. Ir mes tokios, sure, tipo, kodėlgi ne. Nu, žodžiu, ir mes ką tik nusifilmavom. Buvo žiūri kažkaip keista, tau ne, nes, tipo, aš niekada nedalyvavau užsienį kažkokiose tokiose. Tokia, do you wanna go? Jo, tai čia tiesiog yra toks experience. Ir žodžiu, ir ten buvo makeup brand, ir mums davė lip gloss parodė, bet žiauri cute, pažiūrėkit. Žiauri cute. Nu ką, aš atvykau į savo parduotuvę, let's go in. Nu ką, in ir out. Oh my god. Guys, mes at Air One. Sandy, what is life? What is life? Mes paėmėm Air One. Pažiūrėkite, čia yra tie Hailey Bieber smoothies. Obviously. Air One, galvokite po Air. Nu ką, mes esame dabar kaviniai. Pasiėmėm mūsų Air One, netą parodyk savo. Nežinau, man asmeniškai tai labai patinka. Jis toks labai tirštas. Bet good. Nu, mama sako, kad jai žiauriai patiko. Labai patiko. Labai patiko. Tai va, mama visiškai yra Hailey Bieber approved. Nu ką, ir dabar mes keliausime į... Hello! Hello! Okay, let's go. Nu ką, žiūrim, ką turim. Aš šiaip jau pinigų nelabai turiu. Shoppingams. Bet... Blemba, aš taip norėjau kažkokio tokio simple dimple hoodžio. Should I buy it? Nu, blemba. Nežinau. Žiūri tokio norėjau. Kais, koks čia... Kėdytas, kokia čia kaina šito? Žinot, man žiauri cute šitie. Bet, nu, aš tai negalėčiau nusipirkti, jeigu norėčiau dabar. Nes, nu, aš nežinau, kur mes dėsim, mes neturim lagamine tiek vietos. Man dėjo kiek cute kostiumėlį. Spėkit, kurgi aš radau Mama the Link. Labas, Mama the Link. Ką tu savo žiūri sportai? Žiauriai cute, man labai patinka. Labai cute atrodo. What is this? Žodžiu, aš radau tokį navy blue hoodie ir aš manau, jis labai tiks prie bego. Pažiūrėkite, kokių čia cute yra. Oi. Clawclips. Okay, guys. Šitas clawclip yra žiauri cute. Pažiūrėkit. Ir mano visi clawclip šiaip lūžia. I might get it. Nu, jis kainuoja $8. $8? Jo. Žinot ką, šiandien, tipo, aš jau ir taip išleidau labai daug pinigų, dėl to I don't care. Ką, guys, aš jau nusipirkau. Mama ką tik matavosi. Žiauriai prisižvengėm visokių rūbų. Kažkaip nepatiko, kaip timpos atrodo, bet užtat patiko sijonėlis, labai cute. Tenisai. Ir pažiūrėkit, koks kombinezonas. Nu, žiauriai cute šiaip. Žiauriai. Nu ką, mes jau išėjome iš Alo ir keliaujam į Sephora. Meta pavargai. Pakomentuok. Meta nori miegot, manai neišsimiegojo. Nu, nes darnai su tuo režimu biški buvo. Ir mes varom į Sephora. Jej. Oho, kokia Sephora. Pažiūrėk, kas čia? Ai va, Road. Va čia. Čia little one. Nu, žiūrim, Meta nori Sincerely Yours pažiūrėti, ar yra skincare. Eina paieškot. Pažiūrėkit.
kiek jie turi road visą stendą. Štai taip atrodo, Elada manęs paprašė kelių dalykų, tai mes dabar paimsim jai. But this is how it looks. Žodžiu, aš savo paėmiau išbandyti šitą Pineapple Refresh, man labai reikia naują cleanser. Oi. Tai aš paėmiau šitą Pineapple Refresh ir dar kremą naują iš Road pabandyti. Nes man labai reikia cleanser ir moisturizer. Tai žodžiu, paėmiau abu iš Road, nes kažkaip, nežinau, man labai patinka Road, tai paėmiau iš Road. Dar glazing milk, mėtai, glazing milk, Eladai ir dar jų blushas, žodžiu. Nu tai ką, mes po Sephoros jau tamsu visur, žodžiu. Nusipirkom čia dalykėlių, aš nusipirkau ten iš Road kelis dalykėlius, ten žodžiu kitiem, nu žodžiu. Ai, dezodorantą naują, žiauri gerą. Tai va, nu ką, mes išsikvietėm taksi ir važiuosime namo čia unboxingą daryti visko. Jau antrą dieną LA ir mes dabar susirašėm, susidėjom visus daiktus, kadangi mes jau skrisim toliau, bet šiandien dar praleisim dieną LA, tai laukite visko dar. Nu ką, mes jau sudėjom visus lagaminus, žiauriai daug, ausinė ir kuprinė yra ir tašė, žodžiu. Tai va, nu ką, mes keliaujame toliau. Važiuojam, mama? Va, kaip atrodė mūsų šiaip viešbutis. Nu čia tai jis taip fancy visai atrodo, nu žodžiu. Dabar einam jau outside ir varysime dabar kažkur pabūt, nes mums skrydis vakare. Nu ką, guys, mes išsikvietėm taksą ir dabar važiuosime į tą kažkokį, nu ne kažkokį, žodžiu, tą populiarų Pink Wall. Ir tipo 2016 metais visi darė tos visus selfies ir panašiai. Tai labai populiari tokia vieta nuotraukom, tai mes irgi važiuojam, nes mes šiaip nelabai turim kažkokio plano. Tai va, ir toliau mes labai norim varyti, nu tiksliau mėtą žiauriai noriu varyti. Kur? Aš irgi noriu į Crumble Cookies. Aš labai norėčiau Air One vėl to gėrimo. Man žiauriai patiko ir mamai irgi labai patiko. Tai va, nežinau, žiūrėsim. Guys, žiūrėkite, kur mes. Čia mama nieko nesupranta, čia žodžiai yra populiariausia 2000... O šiaip, o tikrai čia neina? Ne. Žiauriai cute, viskas instaj ir dabar kviečiamės taksi ir toliau kažkur galvojam važiuoti. Nu ką, mes važiuojame jau į mūsų Crumble Cookies. Mes turim mūsų Crumble Cookies ir dabar mes ieškom vietos, kur mes galime atsėsti ir paragauti. Pažiūrėkite, kokius mes cookies išrinkom. Dabar darysime šitą kažkokią kavinukį taste test. Galite jį pažiūrėti mano TikTok'e. Nu, žinokit, šitie Crumble Cookies, tai yra kažkas tiesiog. Oi. Kažkas wow. Aš nebegaliu valgyti. Žodžiu, mes jau prisivalgėm tų Crumble Cookies ir dabar nusprendėm varyti kur mėtą? Skims. Į Skims, nes čia yra ta didelė Skims parduotuvė. Žiauriai excited, šiaip visai kitoj pasybiški. Vėl į Hollywoodą reikia varyti, bet žiauriai excited. Nu ką, mėta, Skims. Here we come. Man dabar pasirodė, kad ten tas, kaip tas? Scissor. Scissor. O, viskas einam. Na ką, aš išsirinkau kelius rūbus ir dabar atėjau kabiną pasimatuoti. Ir pirmas dalykas yra šitos tiesiog Famous Skims aptiltos maikutės. Kas žiūrit mano Instagramą, tie galbūt pamenat, kai aš netyčia pamačiau, kad mano mama turi Skims ir nežinojau, kad turi Skims ir turėjo tokią pačią maikutę ir jinai žiauriai gerai ant jos atrodė.
Tai aš nusprendžiau savo pažiūrėti ir oh my god, nu jį tiesiog, čia yra XS ir jinai tiesiog perfectly aptelpa, kur nereikia ten kažkaip patraukti kažką, tiesiog žiūri cute. Back secured. Prisipirkom tai insane. Guys, mes esam dabar čionais šitam Sunset Club vadinasi. Ir pažiūrėkite, tenais yra tas road advertisement, nežinau ar matėte ar ne. Ir tada dar iš tos pusės irgi yra su naujais produktais. Na šitą padaryti. Ką, mama? Jau mamos gimtadienis. Mamos gimtadienis jau pagal Vilniaus laiką. Žodžiu, atėjome į kavinę ir pažiūrėkite, kiek daug skanumynų. Aš pasiėmiau scrambled eggs su steiku ir bulvėm. Nu, čia toks kombo buvo tenais meniu, tai žiūrėsim, valgysim, bet žiauriai skaniai atrodo. Numeta kaip tau Supreme. Kažkaip čia žiauriai daug vietos. Tada čia žiauriai mažai rūbų. Man įdomu, kas ten viršų yra. Nu ką, mums tapo šalta. Ir mes nusprendėme. Čionais prie mūsų viešbučio yra labai geras molas, sako. Jo, čia Target, ten viskas yra. Tai va, mes dabar kylam, žiūrėsim, ko čia gero yra. Tikėkime, kad čia bus šilčiau. Nu ką, mes užėjome į tokią insane biškį pardę, mėto parodė, kažką išsirinkai jau? Kas čia per brandas, papasakok? Bei? Žodžiu, čia mėto rado. O nenori rožinę? Pažiūrėk. Ne, aš noriu balą. Okay. Žodžiu, čia nice yra, grinai viskas. Čia yra essentials. Viskas, spider, viskas. Mėta, ar tu laiminga? Alio, mėta. Žiūrėkite, kokią mes pardėtėjom. Oho. Čia viskas taip labai wow. Žiūrėkit, ką mėta neša. One strawberry acai. Second strawberry acai. Mano kiek popsai. Ir šitie. Nu, mėta. Žodžiu, mes paėmėm tokius acais. Žiūrėkit, kaip atrodo. Čia su peanut butter, oat ir bananais ir šitas su braškėm ten ir viskuo. Nu, mama, kiek tu vertini šitą? Nustav. Nu, čia toks yra, nu, aš nežinau, nu. Kažkokį šūdą nusipirk. Mes galvom, kad čia bus tipo kaip, nu, žinot, kaip būna tie skanus, tie smučiai. 10. Nežinokit, čia ne 10 iš 10, čia ne. Tarsi tenais, pavyzdžiui, peanut butter, bet kad jį suvalgyt, reikia visą šitą rudą šūdas. Na ką, guys, šitos 2 dienos jau praėjo. Dabar jau skrisime į mūsų kitą destination. Tai va, ir susitiksime LA. Mes jau skrisim atgal, namo. Ačiū labai, kad žiūrėjote šitą LA vlogą. Visus labai mylim, bučiuojam. Būtinai eikite pafollowint mane per TikToką, per Instagramą, jeigu norite pamatyti daugiau manęs. Na, mes keliaujam. Ačiū labai, kad žiūrėjote, būtinai subscribinkit, laikinkit ir ate!